Žinoma, malonu, kada turi tokį tarybos pasitikėjimą, bet po to, kai bus pasirašyta sutartis ir reikės pradėti dirbti, tai iš tikrųjų darbo bus nemažai. Aš tikiu tarybą, jos jaunatviškumu, tikiu, kad universitetas tikrai pajėgus išspręsti visus iškylančius iššūkius, kelti savo pakankamai aukštus tikslus ir galvoju, kad tikrai po šitos kadencijos mano kaip universiteto rektoriaus mes turėsime Šiauliuose modernų, lankstų, nedidelį, patrauklų aplinkai universitetą. Pirmiausia, mums reikia susitvarkyti, peržiūrėti visą universiteto struktūrą, su taryba priimti rimtus kardinalius sprendimus šitoj srityje, po to imtis turto reikalų, kad universiteto turtas, aš turiu omeny pirmiausia pastatai, būtų efektyviai tvarkomi, valdomi, reikia čia priimti sprendimus, na ir po to kibti į studijų procesą, į studijų programų peržiūrėjimą, į mokslinės veiklos organizavimą ir meninės veiklos per struktūras, į kurias įjungti išorės partnerius, kitų universiteto ir pasaulio universiteto mokslininkus. Įstatymus galėčiau vertinti tik pozityviai. Vieni buvo stipresni, gal kiti šiek tiek silpnesni, bet visuose yra labai gerų ir įdomių idėjų, labai gerų pasiūlymų ir mes taryboje jau aptarėme, kad jeigu neužpyks kandidatai, strategijos formavimui mes pasinaudosime visų kandidatų idėjomis ir mintimis. Tai yra viena. Antra, profesoriaus Jurgaičio pristatymas buvo labai platus. Jis ne tik buvo platus strategijos prasme, tačiau buvo ir pakankamai konkretus kaip žinančio situaciją. Jam turbūt tai palengvino, vadinkime, savo prisistatymą, ir leido turbūt laimėti. Koks bus pirmasis darbas tarybos, bendradarbiaujant su naujoju rektoriu? Mes paprašysime rektoriaus labai nemažai informacijos, kurių mes buvom užklausę jau ankstesnėme tarybos posėdėje. Jis mums turės pristatyti valdymo struktūrą, finansinę situaciją, studijų programas, tai yra ir tais klausimais, kuriuos kėlė kandidatai. Ir spręsime strategijos, finansavimo, ir visus kitus iškylančius, netgi kasdieninius, jeigu to prireiks klausimus.